Labadiena, mano mažieji draugai. Šiandieną betonuosim grindis. Na, aišku, jos išbetonuotas, bet pilsim išlyginamąją masę, tam, kad būtų paviršius lygus. Tai va, betonuosim, tai yra pilsim išlyginamąją tokios įmonės. Šitas geras labai išlyginamasis, nes gali ant jo vaikščioti realiai po 1-3 valandų. Realiai pagal faktą tu gali lipti ant to išlyginamojo išpilto jau po 20 minučių ir pakoreguoti, kiek reikia. Tai va, mums reikės tokių vėliavėlių. Yra sužymėti visi aukščiai, kiek tenais centimetrų keliasi. Reikia buteliuką seną. Aš iš jo išsipjaunu tokį majaką, kur tarkim, jeigu lazeris stovi, tai gali matyti aukštį. Ir reguliuojasi, kiek nupjauti vėliavėlę. Vėliuką, aišku, reikės markerį ir ruletės. Tai va, to jau parodysiu, kaip reikia viską įsidėlioti. Tai va, čia turim dušo zoną. Ir kas dirba Švedijai arba planuoja dirbti, tai reikia žinoti, kad dušo zonai turi būti 1,5 cm nuolydis per metrą į trapą, o visoje likusiai patalpoje centimetras metras. Ir dabar reikia atsižymėti, kadangi mūsų dušo durys bus ties tą vietą, mes pasimatuosim atstumą nuo trapo iki čia ir pažiūrėsim, kiek mums reikia pasidaryti aukštą, kad atitiktų standartas. Pirmą, ką mums reikia pasidaryti, tai atsižymėti nulinį aukštį ant trapo. Tai vat matom, čia lazeris šviečia čia ir čia yra padėta ant trapo briaunos, tai čia bus vat nulinis aukštis. Tai jau turim atsižymėti tą aukštį, mums reikia pasimatuoti atstumą nuo trapo iki čia. Ir tada pasižymėti antrą aukštį, pagal kurį pridėsim šitą vėliavėlę. Kadangi turim 60 cm nuo trapo, tai čia mes pasižymėsim apie 1 cm, 1,3 cm, dažniausiai, kad būna nubėga, tada nuolydis sumažėja. Tai šiek tiek dažniausiai geriau įsikelti ir pašveisti vėliau, negu padaryti per mažą. Kadangi per mažas inspektorius sakys, kad davai daryk iš naujo, nes taip negali būti. Tai jau atsižymėjom aukštį, koks turėtų būti. Mes pasiėmėm vėliavėlę tą, majaką vadinamą, ir pasižiūrėjom, kiek mums reiks nupjauti. Ir sekam liniją, tą, kurią atsižymėjom. Tam, kur atsižymėjom, tai vat sekantis aukštis. Dabar mums reiks nupjauti va tiek. Kadangi nupjovėm, čia yra aukštis, pasitikrinam, ar viskas teisingai. Kadangi lazeris sutampa su linija, tai mes viskas gerai. Ir tokiu būdu reikia visą tą vietą apsidėlioti tais majakais. Aišku, kai švedai daro iššūkės, bet jie tada praleidžia labai nemažai laiko šveisdami viską. tą patį sluoksnį išlyginamai. Aš rodau taip, kad nereikia šveisti, būtų kuo greičiau ir patogiau. Susidėliojam aplink trapą, dabar likusi volė. Lygiai taip pat irgi matuosimės nuo šitą majaką iki kampo. Ir taip visus kampus atskirai išmatuosim, koks yra atstumas nuo kampo iki majako, tam kad žinotume, kokį aukštį pakelti su tą visų majako ir padaryti nuolydį bendrą visų grindų. Kadangi švedai daro visą laiką bendrą nuolydį į grindis, tarkim, jeigu stovės skaldimo mašina, kad jeigu sugedusėja ir kažkas atsitikus, kad visas vanduo bėgtų tiesiai į trapą. Tam, kad dėti tos pačius majakus tenais, mums reikia vėl pasimatuoti. Kadangi nuo čia iki šio kampo yra 1,50 m, tai vat nuo šito brūkšniuko, kuris reiškia šio majako aukštį, mums reikia matuotis 15 mm žemyn. Ir toliau dėlioti pagal lazerį. Taip atrodo, kai įsidėlioja visas majakas. Aš dėliau biškį tankiau, kadangi sluoksnis mažas, o kai mažas sluoksnis ne taip gerai bėga išlyginamasis. Tarkim, kai būna sluoksnis apie 2 cm, tada tai gali įsidėti biškį rečiau, tada su ežiukais prabėgi ir būna idealiai lygios grindys. Tam darbui naudoju tokią dydžio kubilą. Aišku, galite naudoti paprastą kibirą kokį nors belę kokį. Bet man patinka užsimaišyti vieną kartą viską ir išpilti, tada vienu metu pradeda viskas stingti, tada labai lengva pataisyti. Ir tada, kad užsimaišyti tikslą kiekį šito išlyginamą, reikia skaičiuoti, koks sudėtinis yra storis sluoksnė ir tada pasidalinti iš kvadrato. Tai žodžiu, čia maišė rašo, kad užtenka 1,75 mm kilogramų, bet dažniausiai meluoja, skaičiuoja visą laiką 2 kg, tai tarkim vienas maišelis tau pakelia 1 cm vienam kvadratui.
Tai va, dažniausiai gaunasi sluoksnis apie 2,5, nu, tai skaičiuojate, kiek to reikia centimetrų pakelti, tada gauname iš kvadratų. Nu žodžiu, neišėjo pafilmuoti kaip pala visą košę, nes neturiu 4 rankų, bet va, supylėme grindis, naudoju šitą ežiuką. Tam, kad gautųsi nuolydės, tarkim, jeigu matote, va, ten tokios tie majakai šiek tiek šviečias, tai visą perteklį šiek tiek stumam į priekį, kad susilygintų ir nuolydės vėl grįžtų atgal. Tokiu atveju, kai sustinks, kai uždėsi grušiuką, iš karto bus visas paviršius lygus. Vienintelę vietą reikia daryti aplink trapą. Nu va, praėjo gerų 20 minučių, jau apstinga iki tiek, kad jau galime padėti gulšiuką ir patikrinti, ar gerai gavosi. Tai gulšiukui rodo, kad yra nuolydės, bet vis dar pakankamai drėgna, kad galėtume lipti, dar pasilieka dubytė. Tai va, dar šiek tiek palauksim ir eisim pataisyti dubytės. Turim mažą kratelį, o noriu padaryti, kad būtų visiškai idealiai lygus. Reiks truputėlį pašveisti. Nu va, jau sustinga iki tiek, kad būtų galima vaikščioti, dar biškai pėdsak lieka, bet nieko nepadarys stipriai. Tai va, mūsų gulšiukas modernus rodo, kad šiek tiek nuolydžio yra, bet aplink trapą mes turim šiokią tokią briauną. Tai va, tą briauną reikia sulyginti su visu sluoksniu to, kad gautųsi nuolydės ir vėliau įdėsim hidroizoliaciją, kad lygiai prekiptų tokią membraną, nežinau, vėliau parodys, kai hidroizoliaciją darysiu. Tam reikalą ją nušpakliuoti ir pradėsim gramdyti. Galima naudoti aparatą švietimo vėliau, kai sustirs iki galo, bet taip lengviau ir paprasčiau, realiai iš karto jau būna paruošta, nebereikia dabinę palyginti. Nu va, pritvarkit trapą, briaunos nebeliko. Dabar tik išsisirti, išsivalyti. Gulšiuką dedi, tarpų nėra. Žodžiu, viskas puikiai. Žodžiu taip, jeigu naudosit mano metodą, esmė tokia, kad špakliuotė negali būti kažkaip taip gramdoma, nes iš karto padarysit rieves. Turi būti visą laiką ratu. Gramdyti ratu ir tada visą laiką gausis tolygus gražus nuolydis ir tau visada gulšiuką pridėjus neliks jokio trapelio. Ir kai mozaiką klijuosi, tada tarkim automatiškai nereikės per daug stengtis. Su mažom šukom tiesiog klijuoji ir prispaudi viskas. O dabar lyginsim, tvarkysim sieną, tam, kad būtų galima daryti hidroizoliaciją.